Labas vakaras, draugai. Šito pasirodymu aš noriu pademonstruoti jums, kad talentui nebūtinas gražus kostiumas arba kažkokia scena. Aš noriu įkvėpti jūs, tiesiog nekreip dėmesio į visokias dekoracijas, o tobulint savo talentą, kas bebūtų aplink. Na, o įkvėpti aš noriu jūs ne žodžiais, o savo pasirodymu, todėl dar kartą labas vakaras. Sveiki, iš karto pradedam, pasakykit, ar matot čia kokią nors keistą kortą? Aš kol kas ne. Gal kol kas ne, iš tikrųjų džokeris yra labai keista korta, o kas žinot dėl ko? Nes jinai kiečiausia. Nes džokeriai kartais skraido. O, tu pažiūrėk. Nu, bet žinokit, keistų kortų mums nereikia, todėl jie geriau išnest. O reikia mums paprastos kortos. Rūta, paimkit, prašom, bet kokią. Bet kokią? Jo, bet kokią. Nu, Geriau, kad paimkim- būtų daugiau baltos vietos jūsų užrašai. Nu, paimkim šitą, man patinka. Gerai, tai paimkit savo ir parašykit čia savo banko kortelės PIN kodą. Juokauju, Rūta, man užteks Marijono, kurį turiu iš ano karto. Rūta, parašykit tikslų laiką, gerai? Tiesiog, kad niekas negalėtų pasakyti, jog mes buvom susitarę. Su sekundėm. Sekundę. Nu, Rašyk. taip. Savo, niekad nemaniau, kad tu nepažįsti laiko. Samai, jeigu Gerai. nesudėtinga, paprašysiu parodyti kamerą, nes šitoj vietoj tikrai bus abejonių, kad čia visi susitarę. Taip, ką dabar matai? Gerai, Rūta, dabar Nerodysiu. Aš galiu matyti nieko baisaus. Aš dar noriu pristatyti štai tokią kortą. Tai yra mano laiminga korta. Korta likusi po svarbiausio pasirodymo mano gyvenime. Aš tiesiog tikiu, kad kai turiu ją su savim, man sekasi. Padėsiu čia. Marijau, prižiūrėkit, gerai? O Rūta, paprašysiu jūs, padėkit į vidurį. Gerai. Ir dabar bus labai greitas triukas. Jūsų korta jau mano kišeniai. Ne. Negali būti. Reikia šiaip tikėti, bet aš galiu parodyti. Tavim negalima tikėti. Va. Bet ar čia ta? Aišku, šitą plojimai, kodėlgi jūs tylit. Bet Marijau, jeigu jūs netikite, aš galiu parodyti normaliai. Jūs dabar aiškinsit, kad ne aš problema, bet šiaip reikia tikėti. Taip. O, norit sužinot, kaip padariau? Čia yra specialios kelnės, žiūrėkit, galima tiesiog įtrinti. Ir dabar jūsų korta vėl kišeniai. Dar kartelį. Tai kiek tai jau čia turėtų? Rūta, dabar aš suteiksiu jums pilną kontrolę. Aišku, kad aš nežinojau nei kokia bus korta, nei koks bus parašas. Ir paprašysiu jūs savo ranką tiesiog įstumkit va taip į kaladės vidurį. Taip. Jo, jūs. Gerai. Kur norit? Jo, normaliai. Taip, Normaliai. mes galim net įsitikinti, kad yra vidury. Prašau, nes kartais žmonės abejoja, taip, mes akivaizdžiai matom, kad yra vidury. Taip. Ir reikės tik vieną kartą spraktelėt. Pabandykit. Bet mes pabandysim dar kartelį. Taip, dabar Samai, dabar jūsų eilė. Ką man padaryti? Irgi tiesiog va taip. Įkišti. Jo. Kažkur. Kur nori? Nu, va. Gerai. Dar kartelį. Nes Marijonas galvoja, kad čia yra truputį liūdna. Marijonas galvoja, kad ta prasme, jis prisimena, kaip aną kartą šita korta atsirado kišeniai, taip, bet ne tik kišeniai, atsimenat, kai atsirado dar kai kur, kai atsirado piniginiai. Šitą atsimenat? Ta prasme, kaip atsirado ne korta, o mano žiedas. Tiek to, per daug kalbų. Mes matėmės anksčiau. Pakelkit šitą buteliuką ir pastatykit ant kortos, gerai? Tik. Gerai, ir tai buvo atrankose, Marijau, ten buvo iš tikrųjų ne korta, o žiedas, bet gal jūs prisiminat piniginę? Taip.
Čia turiu ją su savim, pabandysim dar kartą. Rūta, pakelkit buteliuką, parodykit visiems kortą. Žiūrėk. Bet čia kai kas yra. Jinai išvarė. Jeigu jūs tik gerai atsimenat atranką, čia turėtų būti vokas. Bet ne šiaip vokas, o gerai užanspauduotas vokas, tikrai gerai užklijuotas. Patikrinkit, kad čia niekur nėra skylių, nieko keista. Taip, auditas patvirtina, kad čia nėra skylių. Taip, Viskas tvarkoja, jo? Taip, Na. praplėškit. galiu, tikrai. Taip. Čia bus Rūtos pin kodas. Galiu. Galiu tikrai. Marijau, mes visi labai skubam. Čia buvo drebo rankos, palaukit. Ten, kažkas turėtų būti. Taip. Čia bus parašyta. Traukit. Aš jūs išdūriau. Eik, tu savo, ar tą užrašėt? Nu, taip. Taip, čia yra Tik to, čia- čia yra 5. Ačiū, čia labai daug stebėt. Aš pamačiau, kad Rūtai labai patiko, kai korta atsirado viršui. Pabandysim dar kartą, bet tokiom neįmanomom sąlygom. Jeigu mes padėsim kortą, kažkur arčiau vidurio. Ir aš tiesiog spraktelysiu pirštais. Įmanoma, kad korta atsirastų viršui. Nelabai. Nes tu įkišai ją į vidurį. Man atrodo, kad visa kaladė yra prirašinėta, bet mes vieną kortą užrašė. Žinokit, dar kartelį, bet dabar aš pažymėsiu šitą kortą. Tai jau bus tikrai paskutinis kartas. Aš pažymėsiu šitą kortą ir dabar aiškiai matosi, kad korta yra lenkta. Taip? Taip. Pabandom dar paskutinį kartą. Kaip? Rūta, ar tikrai tas parašas? Kaip? Tikrai tas. Ar tikrai tas? Nu, tada man belieka tik padovanoti šitą kortą jums. Galbūt tai irgi bus jūsų laiminga korta, tik čia, matot, truputį lenkta, aš išteisinsiu. Nu, va, taip jau, būna labai jaudulys jau. Gal kita tiks kokia nors. Jau spėjau, kad toj surasim šitą kortą. Kita netiks, supratau. Ką jums pasiūlyt? Rūta, aš turiu dar vieną pasiūlymą. Jeigu aš padovanočiau jums savo laimingą kortą, normaliai būtų, jo? Jo. Marijau, jūs gerai čia prižiūrėjot viską, taip? Tu šakių Nu, neleidai. čia, žinot, toks kaip Nu, aš čia mažas kaip- seifas, galit, įsitikint, čia labai toks, Ir aš... labai viskas patikimai. Rūta, aš dovanoju jums šitą vietoj tos suplėšytos kortos ir tikiuosi, kad šitą kortą padės jūsų norams išsipildyti. Tai dovanėlė jums. Nu, žalčiuk. Bet dabar, palaukit, tai dar ne viskas, Marijau. Jis išdūrė mus vėl. Dabar Marijus žiūri į tą kortą ir pavydį Ne, galvoja. aš galvoju, kad aš tavęs nekenčiu. Marijau, aš supratau dėl ko, nes jūs galvojate, aš norėčiau, kad mano norai irgi išsipildytų. Jo, Žinoma. bet korta viena, o jūsų 3. O gal jūs žinot, kas padeda išsipildyti 3 norams? Kas pildo 3 norus? Gal Kalėdų yra senelis? kokių? Auksinė žuvelė. Auksinė žuvelė. Na, Samai, pabandysim kai ką. Opa. Čia geras. Eik, tu savo. Čia žuvis. Tikra. Taigi, aš tikiuosi, kad šita žuvelė padės jūsų norams išsipildyti, o šita korta padės man laimėti. Ačiū jums.